Fėjų pasakos. Seniai į fėjų slėnį užsuko keliaujantis pasakotojas. Jis su savimi turėjo stebuklingą lagaminą, kurį padovanojo fėjoms. Papasakojęs apie lagamino galias ir atskleidęs burtažodį, pasakotojas iškeliavo. Nuo tada fėjos auklės savo mažylėms seka pasakas iš lagamino. Atėjus metui, viena iš auklių pranešė mažylėms, kad visi pakankamai paaugo ir laikas jiems klausytis pasakų. Tada jie atsinešė lagaminą, paragino visus susėsti rateliu ir ištarė burtažodį. Žodyje galia ir turtai. Juos ištarus vyksta burtai. Kaip kerėti, fėjos žino, kviečiam pasaką iš lagamino. Molis brolis. Ant stalo senelis daug molio padėjo, paminkė, pakrapštė ir tyliai nuėjo. Bet moliui patiko, kad jį masažuoja, pakalbinti meistrą reikėtų, galvoja. Staiga, kad suriko molinė burna, sustok, tau palikti manęs nevalia. Aš rankose meistro atgyti galiu, kai glosto kaiminko, labai juk myliu. Sustojo senukas pirkios tarpdurį, vaidenas jam balsas tuščiam kambarį, gi žiūri, ant stalo jo molis rimuoja. Suprato senelis, kad jis nesapnuoja. Prisėdo ir klausė, ko tas nerimauja. Gal tapti puodynę? Labai pageidauja. Jei puodu atgimsiu, teks karštį kentėti. Aš linksmintis noriu, o ne liūdėti, pasakė sulipusi molio burna, nes būti niekuo jam jau buvo gana. Linksmybių tu nori ir juoko sakai, laikykis broluži, nes man tai juokai. Jis molio paminkė atgnybė saujelę ir veidas delne jau pamirksė akelę, ir šypsosi lūpos, ir styro plaukai, ir džiūgauja molis, nes jaučias gerai. Ir kasgi tu būsi būtybė linksma, kieno ši keista neregėta galva, kadangi per amžius tokios nemačiau, vadinsiu baiboku, kad būtų linksmiau. Ir vos tik baibokas ištrūko iš rankų, sušoko į šokį nelėtą ot rankų. Kvatoja molinė burna net kilnojas, o meistras nelaukia, raitojas rankovės. Ir lipdosi galvos, ir šypsosi nori, ir gimsta po vieną nauji molio broliai. Ir darosi pirkioj linksmiau ir jauku, kaip pilnos lentynos juokingų draugų. Kaprizas, narcizas, undinė, dama, kukutė ir bulbikas. Gal šiandien gana? Bet molio dar liko, palikti neverta. Dar vieną gugutį ir viskas jau baigta. Atsilošė meistras laimingas labai. Užpildyti džiugesiu tapo namai. Keistuolių lentynas pilnas pridėliojo ir tapo linksmiau, kaip kad molis svajojo.